Šiandien žaidžiame Farming Simulator 2015. Aš nesugebėjau pamatyti to, kas akivaizdu. Niekas nepakomentavot, kad žaisčiau, tai Mano tikrai tėvai. pats pagalvojau ir nufilmavau. Nebeturiu nė menkiausios abejonės, kad čia jie. Bandikam. Bet neveikia. Tai frapsai visą laiką padeda. Marijanai, man paskambino advokatas. Jeigu nes koks nors lūzeris ant farmingą moka žaisti ir porą modų taip pat. Šnekėdams apie porą, tai Marijanai, o kodėl man nieko nesakė, juk tai labai rimta? sakau tik porą. Pirma, aš pats sužinojau tik vakar, Tikrai kaip porą. tik po to, kai tėčiui pablogėjo. O antra, kadangi turėjau pasikalbėti su Esmeralda. Ir vienas iš jų yra cosplay. Nepažįsta jokio fano garsus. Ir būk geras, O pagalvok. cosplay ir vienas toks labai įdomus mods, Dar daugiau nemalonu. katras leidžia Pablai, nieko nedirbti. Esmeralda jau žino, kas jos tėvai. Reikia pritildyti, aišku, televizorių, nes manęs pačiu nesigirdė. Šį kartą guminuką nėra, jis dabar truškės kažkur ežerant tikriausiai su broliu. Tai va, parodys dabar, kaip veikia cosplay. Paspaudi dešinį pelės mygtuką, užsidedi kokį nors tenai mod, tenai, kad aš dažniausiai užsidedu kombainą ištuštinti ir nuvežti parduoti. Tai va, užsidedi šitą, antrą nuo priekio, paspaudi šitą va kombainą ir tą padidinamąjį stiklą. Ir tada Find Combine ir Choose Combine ir žemyn. Ir pasirenki kokį nors kombainą. Kol kas dabar aš daug kombainų neturiu ir turiu tik tai vieną Comic C6. Tai čia galima padaryti nuo kiek nori, kad atvažiuotų, nuo kiek nori, kad nuvažiuotų. Gal padarysim, kad nuo 90. Tai va. Greičio limitą galima pakeisti. Išnumažinsim. Šitą padidinam irgi per kokius 2. Ir galim jau pradėti piešti savo kelią. Kokį važiuos tas traktoristas. Patarimas, kas prasižiūrėsit cosplay ir kai filmuosit, kartais va taip būna. Ir va kartais tipų būna su cosplay. Nežino ką daryti, važinėjęs ratais. Didysis apsipirkimas. Pagalbėms ir antklodėms nuolaidos nuo 15 iki 70%. Batutas su tinklu tik už 129 eurus. Atitinka 445 litus. Dabar tikrai jau nebėra kas veikti. Mūsų grožis vertas šio to ypatingo, nedidelio popietės malonumo. Manęs.
Jūs visi prisimenu žinokosiams pomidorams, baziliko aromato šalisi ir kreminimus ir panašiau. Paragausi manęs ir norėsime kito. Pasiruošiu traktorių. Norka esu gulė, skonis, kuris suvilios. Tam kartu pats biškį padrebėsiu. Ai, bandai visų užsladinti. Ai, ką čia dabar smulkintis. Va šitą pareikia. Naujoji Bambušo želė. Švelnesnė, platnesnė oda vos po vieno prausimo. Kredit 24 paskolos sukurtos jums. Turintiems gerą kredito istoriją, mažesnės palūkanos. Gaukite asmeninį pasiūlymą pirmai paskolai. Tikra duona su kaimišku sviestu. Ar atsimenate paskutinį? Pirk bet kurį Telma produktą, registruokis ir laimėk 50 eurų kasdien arba didįjį mėnesio prizą 500 eurų. Mėgaukitės vasarą. Iki nuo penktadienio iki pirmadienio kilogramas arbūzų tik 49 euro centai. Pieno produktams Rokiškio naminė 20% nuolaida, o vaisvandeniams ir šaltai arbatai net 25% nuolaida. Iki, mes visi norim sutaupyti. Kasdien turite tiek daug reikalų. Darbas, parduotuvė, švietimas su vaikais, vakaras su draugais, skausmas, patinimas ir tos varikosinės venos. Ką daryti? Naudokite Blemba. 1000. Dėl didelės heparino koncentracijos Jotol 1000 apsaugo nuo kraujo krešulių susidarimo paviršinėse venose. Gerina vietinę mikrocirkuliaciją, sumažina skausmą, patinimą. Kučiusiai. Vokalų grožiai ir sveikatai. Daugiau informacijos Nerodo. Prašome galimybę išsakyti kokie rezultatai ir vaistą vartoti itin valdymą. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Veido kremas, kuris intensyviai maitina nepalydamas pojūčio. Tikrai? A, kultivuoti. Varyk. Kremas Nivea Kira. Tikrai inovacija. Pirmą kartą sudėtyje esantis lengvai drėkinamieji Didelį kultivatorą nusipirkti. Wow! Leiskite jam jus nustebinti. Inovacija. Lengvas maitinamasis kremas Nivea Kira. 100% maitinimo, 0% lieknumo pojūčio. Meliniai, su grandiniais riešutais, klevų sirupo, šokoladiniai. Nestle, daugiau nei Kodėl reikia? Kiekviename koncerte net 3 disko muzikos legendos grupės. CC Catch, Bad Boys Blue, Silent Surfer. Draugo nieko. Lapkričio 7 dieną Dirbu. Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietų pasaulis. Informuoja Radio Stotis, Radio centras. Žurnalas Hit. Nu, o dabar viską parduodam. Netrukus tęsime Meksikos telenovelę Laukinė Esmeralda. Tuo metu tradicinis kečupas tikra pomidorų pjaunatis. Daumantų. Ar tokiame nuostabiame pasaulyje gali būti dar ir kitų pasaulių? Taip. Jie gali egzistuoti net ant burgelės. Vienintelis tos dramblys. Rytoj, 7:30. Kaimo grožybės prasideda. Bus kaimo tiesos, daug vaikų, skurdas, badas. Šiandien 9 per įvykis. Jau parduoti tradicinis kečupas. Nu va.
Dabar viskur įsiensinsim. Londai, rytiečių ir vakariečių pavyks pričiupti lango tiltus. Motokinas. Tikslių suktukų kaunas filmas su Jackie Chanu ir Ovenu Wilsonu. Sekmadienį, 19 valandą, tik per TV3 Šanchajaus veikėjai. Programos rėmėjas, produktų laukų gamintojas Ross. Ross naikina vabzdžius. O velnis, dėl ko tik lagin dabar? Galima? Prašom. Viskas tuoštas, man. O tu nežinai? Taip, jau žinau viską. Ir ką manai? O ką aš galiu manyti? Kad tai tikriausiai švenčtybė. Tvarka tos padugnės, tos specialios. Taip, iš visko sprendžiant, čia jinai sugalvojo taip apšmeižti Esmeraldą. Žinoma, kas kitas galėtų? Niekas kitas. Ne, man čia aiškiau nėra. Tik užsiminti viską, ką jie anksčiau iškūrė. O tas advokatas tikriausiai buvo sprendinimos. Kas ir nežinau, gal. Bet gali būti taip, kad analogija taip. Tik sakoma, kuris priekabės daugelis paduotų visažinį. Svarbiausia, kad nesąmonė nepatikėtų Pavlas. Jei patikės aš tik įkursiu, varausiu visas kublas, paskui vėliau supraskysiu. Mes žmonės suprantama, kad Pavlas norės viską išsiaiškinti. Aš manau, jis pasipiktins ir elgsis kaip tikras vyras. Tuo verčiau kaip jau. Aš prisiekiu pročią ginsiu Esmeraldą iš visų jėgų. Negalima pasiduoti be globos. Nors šią akimirką visko imtis privalo Pavlas, juk nuo ko priklauso jo vaikų laimė. Taip, ir Esmeraldos ir jo paties. Ai, reik dabar Įspėju, Pavlas nesiims ryžtingų veiksmų kaip privalo, jei sėdės sudėjęs įsijungt rankas, esu šito. pasirengęs vėl grįžti į kalėjimą. Nuvažiuot ten. Teisingai, ponia. Ir aš atėjau to paties įsiaiškinti, ką jūs galvojate. Jau žinote, kur jūs... Bet ant šito lauko nebus nė viena šitokios priekabos. Esmeraldos vaikai yra globojami. Prisiekiu švenčiausiu Trūksta Kristumi. tie- Aš turiu dvi rankas, ir kai reikia, puikiai moku jomis pasigodoti. Kokią mes gerą draugę turim, Karočią. Dabar man ypač reikia, kad būtum blaivaus proto. Nutiko daug Fuck. visko, kol tu buvai, sakykime, atsijungusi. Apsveikiname tavo nevykusių jautelių Lorenz. Jaučiuos geriau nei bet kada, kuo greičiau papasakosiu, kas nutiko, Nu. visiems. Taigi, taip nutiko, kad tai jau žino, kas jos tikrai. Tam ir Aš viskas. atrodo, reikia tik apsidžiaugti. Ta pateiktoji dar niekada nebuvo